Vienas svarbiausių dalykų gyvenime, kad turime išmokti, tai gyventi atvira širdim. Ir kada mes kalbam apie sveikatą, kada mes kalbam apie dalykus, kurie gyvenime yra patys svarbiausia, tai yra ryšio su Dievu sukūrimas, laiminga šeima, sveikas kūnas, besiplečiantis sąmonė, sielos patirtis, visa tai yra per meilę. Ir kartais žmogui gali atrodyti, kad, taip, jis myli vaikus, jis myli vyrą, ar ne, bet kada tu pradedi dirbti su tai, su širdies atvirimu, daryti tam tikras širdies atvirimo praktikas, konkrečiai, ką pati darau, tai yra fascialinė terapija, vedant integraliniam terapeutui, tai tarp kitko tas praktikas nuo rudens vesiu ir aš, tiek internetu, tiek gyvai, tai tu pamatai, kad ir kaip tau atrodo, kad viskas yra gerai, bet jeigu tavo širdėje yra nepasitikėjimo kažkuo, pasauliu, gimimu, gyvenimu, artimaisiais, situacija, darbu, jeigu yra baimė, kad mane įskaudins, nemylės, nemyli, sunku. Gali būti tokių dalykų, kuriuo aš net neprisimenu, tai yra giliai mano pasąmoniai, tai neįmanoma tikrai mylėti. Neįmanoma. Ir tai pajusti mes galime labai savo kūnu. Jūs pasižiūrėkite, kiek daug žmonių yra sergančių širdies ligomis. Kiek daug žmonių yra sergančių reprodukcinės sistemos ligomis, tai yra moteriams gimda, gimdos organai, šlapimo pūslė, vyram prostata, taip pat šlapimo pūslė. Kiek daug žmonių skundžiasi kryžkaulio, nugaros skausmais, įtampa, ar ne, kiek daug žmonių eina į masažus, bando kažką daryti arba gydosi vaistais, bet nepaliečia tos pačios esminės problemos esmės. Tai yra atkurti savo širdies pulsaciją, atkurti savo širdies meilę. Ir šiuo metu yra grupė, mūsų nedidelė grupė, kurie kartu su manimi sausai badauja kartą savaitėje. Kas pasirenka, ar ne? Aš tai darau kas savaitę, yra kas nori rečiau, bet jie būna kartu, jie seka ir norisi tik tai pasakyti, kad ne sausas badavimas, ne šlapias badavimas, ne kažkokie valgymai, nevalgymai, mitybos ypatumai suteikia žmogui laimės ir sveikatos. Tie dalykai, kurie dabar jau grinai apie sausą badavimą, jeigu kalbant, jie labai gali palengvinti kūno būklę, sveikatos būklę, bet tai neužtikrins tavo laimės. Tai neužtikrins tavo sveikatos į ateitį. Taip dabar. Bet jeigu tu nekeisi savęs, jeigu tu neieškosi giluminių priežasčių, jeigu tu nedirbsi su savo kauzaliniu kūnu, tai yra su tuo, kas yra tavyje pasireiškia per jausmą ir per emociją. Emocija nėra kauzalinis kūnas. Jausmas yra kauzalinis kūnas, bet emocija tai yra astralas. Ir jeigu tu neieškosi priežasčių, jeigu tu neišmoksi, net pasakysiu, manipuliuoti šiomis energijomis, kurios tau yra duotos kaip dovana, neįmanoma ir išvengti ligų. Ir mūsų tikslas turėtų būti netgi ne ligų išvengimas, mūsų tikslas turi būti atverti savo širdį kūrėjui, atverti savo širdį gyvenimui, atverti savo kūną gyvenimui. Ir išmokti mylėti, tai nereiškia, kad sėdžiu ir mylu vyrą, mylu vaiką, arba pareigų atlikimas, kas irgi yra labai svarbu. Bet atverti meilę, tai iš tikrųjų gyventi pasitikint pasauliu, pasitikint žmonėmis. Ir daugiau stebuklingos piliulės nėra, nes tik atvėrus širdies vartus į jūsų gyvenimą ateina Dievas. O kai yra Dievas, tu tada pradedi kitaip žiūrėti į aplinką, kurioje tu gyveni. Nes kažkas yra uždavęs labai gerą klausimą, ar ne? Sako, kodėl pas tave namuose ten švaru? O tada tu klausi, jeigu Dievas būtų šalia tavęs, ar tu pakeistum savo gyvenimo aplinką? Jo, pakeičiau, ar ne? Tai jeigu jis yra šalia tavęs, tu negali gyventi kitaip. Arba
Yra žmonių, kurie, sakykime, moteris sako, aš rūpinuosi savim ir jinai gražina save, bet tikslas jos yra vienas - pritraukti daugiau vyrų, sulaukti daugiau dėmesio. Arba tapti pačiai savo gražia. Arba, įvairiausi tokie, arba ten kažką tai darai, statai, kad kitam patiktų. Bet kai pasikeičia apranga, kaip pasireikia požiūris, kaip pasikeičia namai, kaip pasikeičia būvis, jeigu tu viską pradedi daryti tik tam, kad suteiktų malonę Dievui. Ką tai reiškia? Netaptum auka, bet jeigu tu žinai, kad tavyje kiekvienoje ląstelėje gyvena Dievas, tu tą kūną iš tiesų norėsi saugoti, mylėti, puošti, taip kaip jam patinka. Ne tam, kad sukeltant seksualumą, potraukį ar ne, bet tam, kad tą energiją, kuri teka per tave, gebėtum taip, laikyti savyje arba paskirstyti ją taip, kad iš tikrųjų tavo veiksmai, tavo mintis, tavo judesys, tavo apranga atspindėtų Dievo būvį tavyje. Lygiai taip pat tavo kalba, tavo žodžiai, tavo balso tembras, intonacija, muzika, kuri yra šalia tavęs arba kurią tu kuri, namų aplinka. Ir tai nėra kalba apie tai, kad turi būti brangakmeniai ir auksas, nors iš tiesų tai yra geri dalykai. Žiūrint, dėl ko jie atsirado tavyje arba tavo aplinkoje. Bet jeigu visa tai yra skirta jam, tu tada pradedi matyti ne tuštybę ir į tavo gyvenimą pradeda eiti sakykime, tu puošiesi dėl to, kad sulauktum vyro dėmesio ir sakai, kas čia blogo, juk aš graži. Bet per tai tu pritrauksi save tik nelaimės. Tai reiškia, tu gausi vyro dėmesio, tu nutekinsi savo energiją, formuosis iškreipta seksualinė energija, didelė tikimybė, kad tu tapsi ten neištikima ar ne, mintimis bent jau. Jeigu tu turtus kaupi vien dėl to, kad prieš kažką pasirodyti, tie turtai neatneš tau laimės. Dažniausiai ta energija, kuri eina netikslingai turtų kaupimui, jinai tarsi apvagia tavo šeimą, tavo santykius šeimoje, tavo meilę, ten sveikatą galų gale. Ir viskas atvirkščiai, jeigu tu tai darai, bet suprantat, ne banaliai dėl Dievo, aš dabar viską darysiu, bet iš tiesų tai aš tai noriu visai ko kito, bet tik to pasakysiu, kad čia dėl Dievo, bet petį atidengsiu ir gal mane kas pastebės. Jeigu mes veidmainiausim ir nebūsim teisūs su savim, tai apie nieką. Bet iš tiesų visa tavo povyza, visas tavo gyvenimas, visas tavo ilgesys yra tikrai apie Dievą, visa tai tavo atneš ne tik, kad ten sėkmė. Kas ta sėkmė? Tai pinigai, aitvaras atneš gal. Ne, bet ta sėkmė tai yra tavo ramybė, tavo laimė, tavo vidinė būsena, tavo žibančios akys, tavo kūnas sveikata, dvasios ramybė, dvasios stiprybė, šeimos stiprybė, vaikų pasisiekimas, sakykime taip, dvasinė sveikata, tavo šeimos, tavo aplinkos. Ir galų gale tai yra tiesioginis pasiruošimas sveikai išeiti iš šio pasaulio, pereiti į kitą pasaulį, o ne baimėje, nesukausti tam baimės. Tai linkiu kiekvienam būti gražiam, kiekvienam išmokti atverti savo širdį.